Cibaviteos ex adipe frumenti. Alleluia. Et de Petra mele saturavitemos. Alleluia. Exultate Deo adiutori nostro, jubilate Deo Jacob. Cibaviteos ex adipe frumenti. O savuosius brandžiausiais kviečiais maitinčiau, uolų medumi juos pradžiuginčiau. Tai viena iš 150 psalmių, kurią randame Švento rašto knygoje. Šiais žodžiais Dievo tauta atpažino savo kūrėją. Šiais žodžiais šlovino šventykloje, vėliau sinagogose. O krikščionys perėmę šį jautrumą savo giesme šlovino Kristų kaip uolą, gyvąją maitintoją. Mūsų bažnyčių skliautai, net ir vadinamoji namų bažnyčia, glaudžia ir slepia krikščionio maldą. Maldos išraiška pati didžiausia buvo giesmė. Taigi giesmės kelias, kuriam jau turime 2000 metų, ragina mus prie jo priglusti ir galbūt juo pasimaitinti šiandien. Esame kviečiami žengti žingsnius nuo pirmųjų krikščionybės amžių ir matyti juos net čia Lietuvoje. Išraiška, kuri buvo tada, pirmaisiais amžiais ir dabar, 21 amžiuje čia mūsų žemėje, Marijos krikščionių kryžiaus žemėje. Esame Vilniuje, Šventosios dvasios vienuolyne, kur švenčiama Šventojo Jono Auksaburnio liturgija. Liturgijos šventimo vadovas vyskupas Inokentijus, gieda bažnyčios jaunimo choras, kurio regentė Nadiežda Lomako. Skamba tarsi iš dangaus nusileidžianti ir visų tikinčių maldavimo sujungianti didžioji ektenija su aklamacija. Viešpatie, pasigailėk. Krikščionių muzikos ir liturgijos kely apie reformuotą vakarų bažnyčią kalba ekumeninio judėjimo šalininkas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, kaip apskritai liuteronų bažnyčia, esame vakarų krikščionybės dalis ir
liturginė prasme, teologinė prasme, dvasinio paveldo prasme. Esame tradicijos tęsėjai vakarų krikščionybės ir puoselėtojai. Ir giesmė mūsų bažnyčioje užima ypatingą vaidmenį. Giesmė liuteronų bažnyčioje užima vieną esminių vaidmenų. Be abejo, tai giesmė nėra savarankiška liturgijos dalis, visuomet yra integruota į žodžio arba Eucharistijos arba Šventosios vakarienės liturgiją, arba Krikšto sakramento apeigą, arba Šventosios santuokos apeigą. Kviečiame apsilankyti Rokiškio rajone, Kriaunų kaime.